tai pelytės, ale va tik tai kur mūsų šitieki pasūkai gal vėl alų maukė. Bet vat aš tai jau Zoja, žinok, pripratau, kad mes vat visą laiką laikom 3 gryčias kerti. Savo, kaip tu sakai, pasūkai, tai tik tai vienu, va. Ką jūs dėjuojat, pasirinkat va pelyčių likimų, tai irgi neiškė dabar žemė. Aha. Taigi va, knisi ar neknisi, vis tiek šiais metais visko šitas prakeiktas šalnas sugadina, va pasakysiu. Nei bus nei patisonų, nei cukinių, nei šparagų nebus. Pirkonai, tai iš kurgi tu šitų tokių kultūrų prisisadinus, dieve mano, taigi protą reikia turėti. Aš va pasadinau, česnaką, cibulę, burakėlę, jokių šalnų nebijo, taigi ne Afrikai gyveni, gerbiamas. Nu, matai, Ganut, kaip tu pasakos, Afrikoj, ne Afrikoj, bet jau šiais metais tai labai svajoju Palangon nuvažiuoti, labai norėčiau. Na, Palangon, Norėčiau. Tai čia, kaip sakoma, toks vaikščiojimas. Jau čia šposai tavo, tai tikrai ne vietoj. Vaikščiojimas, nevaikščiojimas, o Palangoj norėčiau va taip nuvažiuoti, va. Kopose va padirpsoti, nu va. Nu taip savo pastovėti, va. Tai va taip ir išeis, kad pastovėti neišeis. A va tas įstojai bus ir ganima nėtkų. Šimetgi įvažiavimas bus nemokamas, a už stovėjimų reiks mokėti. Už stovėjimų? Taip, kučia tau žiet nesąmonė, čiagi mašiną mane žmonė mokėti reikia. Oi, mašina. Nu, davai, ravėkit, talkon paprašai, tai abidvi vėl plėtkos pradėjo visokias nesąmonės kalbėti. Aš taip, žinai, Janik, labai norėjau nuvažiuoti šitą NATO konferenciją, ar va? NATO konferencija, sena baba, NATO konferencija. Tai kokie manevrai vyka, tai nušovė būtų tau, tai NATO. Tik tai jau nepergyvink, kasgi dabar tai mani nušaus. Šitą, žiūrėk, Zoja, bet va, aš vis tiek niekaip nesuprantu. Tai kokia mum dabar nauda va iš tos NATO konferencijos? Nu, taigi tokia ir nauda, kad visas pasaulis plačiau sužinos apie Lietuvą. Supranti, Janik? Va, antras variantas yra naudas, va toksai, kad į Lietuvą atvažiavo apie 700 šitų atstovų iš viso pasaulio, supranti? Jiegi taigi labai turtingi, va, ir savo išlaidas patys visur pasidengia, va, supranti? Va, tokia ir nauda, lietuvėlai pinigų atėjo, va. Tai sakai, 700 šitų kaimynų, matai? O žiūrėk, tai kodėl dabar oficialiai ruskiai nebuvo, tai artimiausi kaimynai mūsų? Taigi išsiklausyk, būk dėmesingesnė, važiavo tik tai turtingi čionai. Nu, ar baigta, jeigu padeda talkoj, tai dirbkite, ne, tai nežinau, čia nesąmonės gauna. Peza ir peza visokius. Nu, nereik ant mūsų. Davai, vagongui. Pasilsai, taigi reikia biški. Žiūrėkite, ale aš vakūną labiausiai norėjau. Aš suprantat, šitų turėjau kokius slaptų mintį. Tai kokiu genutį mintį, kokiu sakyk. Matai, kad jau šaukštai papiet, nežinau, ar besakyt, gal nebeapsimoka. Taigi sakyk įdomu. Įdomu. Nu, įdomu baigė, o? Man labiausiai įdomu, kaip vyka šitą Laurinkaus 50. Nu, tai va, suprantat, tam ir slaptasias tarnybas yra, kad nežinotum, kaip jie tik gimtadienį švenčia ir kutį veikia. Taip, teisybė. Bet tai supranti, va, buvo pėtnyčias gimtadienis, tai jam padavanoja normaliai skalbimo mašinų, aš čia žmogui šnipu, nu. Pala, kokį šnipų, ateulą šnipų. Kokį keulą šnipų, tikrų šnipų, špijonų. Nu, gerai tikriausiai tam ir parašė, kad savų, supranti, kad žmogui gimtadienį nesugadinti. Va tau ir Mečys, va tau ir Laurenka. Taip. Tai jūs dabar norit, supranti, kad pėtničiai būtų padavanoję su gimtadieniu kokį tai ar kišenvagį arba kriminalinį nusikaltėlę, ne? Skalbimą mašinų, taigi gražina. A kaip su šitais būt pasbaigi? Šitais tai sunkiau būt. Jei, tavo Antanas vidury, matėjai? Tavo Antanas padėjo. Ai, gal ten tiek tą, tai girtas, durnas, eik namą pasitik pati. Nu, matai, mum varga pelam visą laiką. Kapkanai pastatyti, nu, einu, rupūkė. Kapkonį, palik kapkonį. Davai. Tai baigiam, sakai, ne? Tai užtenka, žiūrėk, duok. Tai čia niekas, kai tik ir nedirbam, nieko neravėjom. Prapliuškiam savo, jie dėkui, gal ir tukliūdit namą. A tai palauk, tai kaipgi su atsiskaitymu? Sudėjau, niekas nėra pasiskaityti. Nu, brūdai, tu ateis tau rėti manimą dienas. Pasižiūrėsim, tada talkon paskiviesim.